didelio laiko ir pasitikėjimo, ir tie tritaškiai, ir pratęsime tas tolimas metimas, kaip susitvarkė apskritai su ta psichologiškai situacija? Ai, nežinau, kažkaip jaučiuosi subrendęs, gal labiau kaip žaidėjas per tos metus Latvijai, gavau pasitikėjimą. Tiesiog daug ramiau žaidžiu ir stengiuosi daryti tai, ką galiu geriausiai, vadovauti komandai. Žaidėjai turbūt daugiausiai iš visų žaidėjų arba panašiai. Kaip? Žaidėjai daugiausiai iš visų žaidėjų arba panašiai su kažkuriuo. Ar tikėjai, kad jie gausi žaidimo laiko tiek pasitikėjimo? Nu, gal tiek daug nesitikėjau, nes vakar dar žaidžiau varžybas, nemažai minučių buvo. Šiandien jau kaitas ant galo, pratęsime jau jautėsi biškį. Kaip dabar vertini galimybės patekti jau pagrindinę komandą ir žaisti oficialiuose rungtynėse, debiutuoti oficialiuose rungtynėse? Nežinau, dirbu diena iš dienos ir čia kažko tiesiog noriu padėti komandai kiek galiu, jeigu būsiu naudingas, padėsiu. Ką galim pasimti iš tokių rungtynių teigiamų? Ai, nu gera kova buvo iš tikrųjų. Aš su jais labai daug nesu žaidęs kartu, tai man reikia pajaus dar kiekvieną žaidėją, bet va, po biškį, dar tik vieną treniruotę irgi tik turėjau su jais, tai manau bus viskas neblogai. Kaip vienas rungtynės po kitų žaidžiant nemuša nuovargis? Šiek tiek jaučias, bet jaunas esu, viskas gerai. Po to pataikyta tritaškai kažką ten ties ausim, kažkokia žinutė norėjai, kadras buvo geras, paduoti, ką čia reiškia tas ženklas. Gal šiek tiek ir buvo, bet čia daugiau savo tokia vidinė motyvacija ir tą patį darydavau ir Latvijai. Kiek tau padeda apskritai adaptuotis rinktinėje tai, kad su Tubeliu, su Marčiulioniu žaidėjai pasaulio čempionate 19 mečių? Tai žymiai lengviau, ta visa adaptacija yra lengvesnė, tai jo. Ir tu esi dar be kontrakto, sakai, kad nėra daug dėmesio iš Lietuvos, įlenda į galą tas psichologiškai, kad jau artėja vasaros pabaiga ir esi dar be kontrakto. Kai neprasidėjo stovykla, būdavo tų minčių, bet dabar, kai rutina užsisukus, tai nėra net kada per daugiausiai galvoti. Tai tiek. Kaip darbas su Kritinaičiu, ko iš tavęs prašo aikštelį? Kurt žaidimą, sustatyti žaidėjus į vietas ir būti aštram. Matėsi per tą naglumą nori eiti po krepšiu, bet ir ne vieną bloką šiandien gavai, taip nukentėjai. Reikia dar biškį adaptuotis. Biškį reikia pasigazinti, kur reikia ir viskas bus gerai. Tavo karjera labai buvo pristabdžiusios traumos, sudėtingos kelio traumos, kaip dabar tavo situacijos sveikata? Viskas gerai, viskas puikiai, jaučiuosi atsistatęs pilnai, jau dabar trečias sezonas, man atrodo, tos traumos. Turbūt psichologiškai buvo pirmiausia sunkiausiai sugrįžti. Sakykime, jo. Sakai, dar nėra to ryšio su komanda, bet 9 asistai berods pas tave šiandien vakar 10, tai čia generuoji nemenkai tos asistus. Nu, stengiuosi kurti progas kitiems, tai yra geri žaidėjai aplinkui mane, tai reikia tik tai juos surasti ir suteikiam šansus. Tai bendrai žiūri galbūt į žaidėjų kovą Kristupas, Augustas. Ta prasme. Bendra prasme, kaip žiūri savo kolegas bendrą kovą dėl žaidėjo pagrindinio vietos. Vis tiek dabar dažnai, kaip sakė, žaidėjų daugiausiai. Tokių dalykų čia nėra, pagrindinis ar nepagrindinis, tiesiog einam ir dirbam.